10 diena – išsivadavimas. Deklaravimas. Jūs gausite viską, ką ketinate turėti, jei esate įsitikinę, jog tai jūsų, be jokių sąlygų ir išlygų. Jūsų pasirinkimas – įstatymas, kuris turi būti besąlygiškai įvykdytas. Pasirinkimo laisvę, ryžtą turėti, formuoja ketinimo energiją. Jeigu pertekliniai vidinio ir išorinio reikšmingumo potencialai atima didelę dalį energijos, ketinimas neturės galios. Kad būtų panaikintas daiktų reikšmingumas, reikia sąmoningai veikti ir suvokti, kam jūs teikiate pernelyg didelę reikšmę ir ką tai sukelia. Perteklinių potencialų energija išsisklaido veikiant. Žiūrėkite mintyse tikslinę skaidrę ir ramiai žingsniuokite į tikslą, tai ir bus jūsų veiksmas. Aiškinimas. Kaip nebijoti, apsisaugoti, rasti atsarginį kelią. Kaip nesijaudinti ir nenuogastauti. Veikti. Nerimo ir susirūpinimo potencialai išsisklaido veikiant. Kaip nelaukti ir nenorėti. Susitaikyti su pralaimėjimu ir veikti. Išsklaidyti norą ir laukimą veikla. Kaip atsisakyti savo reikšmingumo. Laikyti savo reikšmingumą aksioma, atsisakyti veiksmų savo reikšmingumui didinti. Kaip neirsti. Žaisti su švytuokle, pažeidžiant jos žaidimo taisyklės. Neadekvačiai reaguodami jūs išmušite švytuoklę iš ritmo ir ji lieka nieko nepešusi. Kaip atsikratyti kaltės jausmo? Nustoti teisintis. Kaip įveikti nuoskaudą ir pasipiktinimą? Nutraukti savo kovą ir judėti pasroviui su variantų tėkme. Ką daryti, jei neįmanoma įveikti nuoskaudos ir pasipiktinimo? Tiesiog leisti savo turėti šią silpnybę. Neversti savęs visada laimėti. Na ir galiausiai, kaip nesulinkti nuo problemų naštos? Laikytis ketinimo koordinavimo principo. Taigi, užuot kovojus su savo pertekliais potencialais, reikia veikti vadovaujantis išgrynintų ketinimu. Ketinimas grynėja judant.